Kas yra kalba? Atsakymą į šitą klausimą jūs nesunkiai galėtumėte rasti enciklopedijoje, bet jisai bus toks akademinis, sausokas ir gal ne visai tikslus ir išsamus. Kada aš atsakau į šitą klausimą, paprastai naudojosi palyginimu ir šiuo metu man labai patinka lyginti kalbą su sluoksniuotu pyragu arba tortu, kuris yra aplietas glaistu ir iš pažiūros atrodo toks visiškai paprastas ir nesudėtingas konditerinis dalykas, bet kada mes tą pyragą prapjaunam, mes iškart pamatom sluoksnius, pamatom jų įvairovę. Tai panašiai yra ir su kalba. Ir dabar mes galim tiesiog pasižiūrėti, kokie yra tie svarbiausi kalbos pyrago sluoksniai. Tai pirmasis sluoksnis yra anatominis, nes kalbą valdo mūsų smegenys, o garsus gamina kalbos padargai. Antrasis sluoksnis yra kognityvinis, nes kalba naudodamiesi mes pažįstam pasaulį ir vieni kitus. Trečiasis kalbos sluoksnis yra psichologinis, nes kalba yra susijusi su mūsų jausmais, patyrimais ir kitokiais dalykais. Dar vienas svarbus kalbos sluoksnis yra socialinis, nes mes negyvenam po vieną, esam bendruomeniniai gyvūnai. Penktasis turbūt kalbos sluoksnis bus kultūrinis, nes kalba yra labai stipriai susijusi su kultūra. Dar vienas sluoksnis kalbos yra kūrybinis, nes mes kalbėtojai kalbą nuolat kuriam. Ir turbūt paskutinis iš svarbiausių kalbos sluoksnių bus sisteminis, nes kalba nėra atskirų reiškinių padrikų kokia nors sankaupa, kalba yra struktūra. Taigi mes turim 7 stambius kalbos sluoksnius.